Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme. Šiame vaizdo įraše parodysime, kaip išimti kietąjį diską iš Lenovo IdeaPad 315 E7. Ši procedūra gali būti reikalinga, jei planuojate pakeisti diską, atlikti jo diagnostiką arba perkelti duomenis. Prieš pradedant rekomenduojame atlikti nemokamą diagnostiką, kad įsitikintumėte, jog problema yra susijusi su kietuoju disku, o ne su kitomis komponentėmis. Jeigu nenorite patys atlikti šios procedūros, galime pasiūlyti paėmimo į namus paslaugą, o mūsų specialistai pasirūpins viskuo. Pradėkime. Paruošimas. Prieš pradedant įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros šaltinio. Rekomenduojame dirbti ant antistatinio paviršiaus ir dėvėti antistatinį apyrankę. Įrankiai jums prireiks mažų atsuktuvų, Philips ir plokščio tipo. Plastikinio atidarymo įrankio, jei turite. Antistatinio apyrankės rekomenduojama. Atidarymas. Su plokščiu atsuktuvu atsargiai nuimkite kompiuterio korpuso dugną. Pradėkite nuo kampų, kad būtų lengviau atidaryti. Būkite atsargus, kad nepažeistumėte plastiko. Kietojo disko nustatymas. Po korpuso nuėmimo suraskite kietąjį diską. Jis paprastai yra pritvirtintas varžtais ir prijungtas prie motininės plokštės. Nuimkite varžtus. Atsargiai atsukite varžtus, kurie laiko kietąjį diską. Laikykite varžtus saugioje vietoje, kad vėliau būtų lengva viską sugrąžinti atgal. Atjunkite diską. Su atsargumu atjunkite kietąjį diską nuo jungties. Jums gali prireikti šiek tiek jėgos, tačiau būkite atsargus, kad nepažeistumėte jungties. Išimkite diską. Ištraukite kietąjį diską iš jo laikiklio. Jei diskas yra sunkiai išimamas, patikrinkite, ar nėra papildomų varžtų ar sulaikymo mechanizmų. Kietojo disko diagnostika. Jei planuojate atlikti diagnostiką, galite naudoti specializuotą programinę įrangą arba konsultuoti su mūsų specialistais. Paslaugos. Jei nesate tikri dėl savo gebėjimų, siūlome paslaugą, kurioje mūsų specialistai atvyks į jūsų namus ir atliks visus darbus už jūs. Prieš remontą pateiksime kainos pasiūlymą, kad būtumėte tikri, jog sprendimas jums tinka. Pakartokite procedūrą. Jei išimtas diskas yra naujas, tiesiog atlikite šiuos veiksmus atvirkštinę tvarką, kad įdėtumėte jį atgal. Laikydamiesi šių žingsnių galėsite sėkmingai išimti kietąjį diską iš savo Lenovo IdeaPad 315 E7. Jei turite klausimų, susisiekite su mumis. Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme.